Radio centro video. Pakalbėkime apie tai, apie ką tu nelabai norėtum kalbėti, nes nelabai tu ten ir žinai, ir nežinai, ką pasakyti. Bet visgi, tu esi palikus savo žymę toj eilėj eurovizininkų mūsų. Nu ir linksi galvą, galvoja, Dieve, dabar jau klaus ir po to aš jam pasakysiu, aš daugiau pas tave niekada gyvenime nebeisiu. Artėja kita Eurovizija, Bala nematė. Monika ir Vaidas su daina savo. Tu ją girdėjai, skaitėjai, klausėjaisi? Ar... Girdėjau, kai laimėjo jie du, aš pasiklausau, galvoju, vis tiek turiu žinoti jau, ką mes išsirinkome. Nori paklausti mano nuomonės? Norėčiau. Bet nedrįsti. Norėčiau. Kokia tavo nuomonė apie tą dainą mūsų šiuometinę? Jinai yra lengva, simpatiška, daili dainelė, daili. Daininga tokia. Ir man atrodo, kad visai geras sprendimas yra siųsti duetą, nors, aišku, kiti gal sakys čia, oi, tas pats, kas pernai buvo Olandija, o gal ir nieko blogo, kad bus kažkas panašaus kaip pernai metais, gal ir nieko blogo. Tu kaip tos pačios profesijos atstovė, ar ne? Jie dainininkai, tu dainininkė, ar ne? Ir aišku, turi daugiau galių ir daugiau minčių pasakyti kažką apie tą kūrinį. Neturiu šiokių galių, o mano mintis yra, kad šauni dainelė. Nu, ta prasme, aš tai žinai, aš klausausi tiesiog, gražu arba negražu, viskas, mano žinios čia ir pasibaigė. Bet tu esi, ta, kuri dėlioja natas, mato ten vokalinius sugebėjimus. Ar ta smagi dainelė, ne? Amžinas klausimas, kaip ir Eurovizija amžina. Pateks į finalą? Oi, aš tai neturiu tokių galių, ekstrasensorinių, ne. Kaip tau atrodo, tu gali suklysti? Aš žinok, pataiva, įsijungiau, pasiklausiau, kad aš būčiau objektyvi ir neprisirišusi prie, 10 kartų klausai, tada gali labiau patikti, mažiau patikti. Aš ją pasiklausiu 1 gal 2 kartus, būtent kaip girdėjau Eurovizijos žiūrovas. Ir jinai man patiko. Aš nežinau, kaip jinai skambės bendram kitų dainų kontekste, tų kitų dainų aš tikrai neklausiau ir neklausysiu, aš dar kartą galbūt lietuviškos mūsų pasiklausysiu ir bus labai jėga. Tai nežinau, man atrodo, kad aš jokių galių neturiu ir spėti nenoriu, aš labai palaikau ir siūsiu visas geras emocijas ir mintis jiems, kad jiems pasisektų, be jokios abejonės, aš vis tiek esu lietuvė ir Lietuvą palaikau. O dainos pavadinimas? Eik tu, dabar jinai vadinasi. Lietuviškai dabar jinai vadinasi. Vat angliškai. This time, this love kažkas. Gerai, su jais. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.